Sveiki, dabar yra po 8 kažkur tai 10 minučių. Mes esame Stambulo Ataturko oro uoste. Iš namų šiandien pusę 10 ryto. Dar nieko nevalgėm, išskyrus šokoladą, kurį atvežė Sandra iš Lietuvos. Ieškojome 2 dienas Fatiko universiteto. Šiandien buvo antroji ir sėkmingoji diena, kai po 5 valandų blaškymasi po visokius priemiesčius, velniai žinia su kokiais autobusais, per liūtį, mes atradome savo išganingąjį Fatiką. Kai radome Fatiką, prasidėjo Dievo siųsta kruša vos ne. Rusija labai stipriai lyjo, bet mes padarėme vieną labai gerą daiktą. Tiksliau pasidarėme gerus daiktus, labai. Ir buvo labai verta praeiti dėl to visą dieną, tai buvo Fatiko kortelė, pažymėjimas, kad mes čia tikrai mokomės. Taip, pasitikom Sandrą Užuose, dabar svajojom tik taip kelis dalykus. Grįžti namo, pasiekti lovą, įsijungti daktarą Hausą ir aš tai dar norėčiau asmeniškai kažką suvalgyti, nors man pasakė, kad šiandien puikiai iškrovos diena. Iš esmės pasijautėm prisidėjusios truputėlį prie Ramadano mėnesio, nes šiandien nuo saulės tekėjimo iki laidos nieko nevalgėme. Jeigu taip reikėtų ilgiau gyventi, tikriausiai nušokčiau nuo kokio tilto Stambule, nes išterti neįmanoma. Čia islamas yra labai stiprus ir dėl to žmonės labai religingi ir jiems Ramadano mėnuo yra niekis. Tuo norėčiau baigti šį savo vakaro įrašą. Norėčiau perduoti savo šeimai linkėjimus, nes bijau, kad jeigu mums reikės kasdien patirti tokį stresą, kad iki namų aš nebegrįšiu net kalėdoms. Ate.